eiti į pragarą. Ką? Labą dieną. Sugalvojau, kad tik filmuoti vlogą. Dabar einam į valgyklą, man yra pirma langas. Ir einam žiūrėti, ką turi skanaus pasiūlyti. Agyvi, noriu filmuoti, galiu filmuoti. Gali. Gerai, dabar galiu filmuoti. Galiu dabar filmuoti. Ragausiu mokyklos pudingą čia pirmą kartą. Jos jau ragauja. Mano gražesnis šaukštelis. Realiai. Kodėl man tokį negražų davė? Man irgi žiauriai bus davė. Man geriausia davė. Kaip jūs vertinat pudingą? 7 iš 10. Skanos eina. Nesąmonė, pasėdvina daugiau pudingo ir daugiau vaisių. Linkėjimus perduom. Kam? Visiems, mano fanam. Čia mano brolis. Mano fanam. Čia mano brolis. Jeigu tu Aš jo nekenčiu. Jeigu tu mane įkelsi. Ir kas yra? Gerai, tikrai gal pudingą. Jis galvoja, kad tave kažkas bijo. Niekas tavęs nebijo. Realiai. Tada tu manęs bijau. Tai tu tokį dabar žodį tokį... Šiaip suogam žiauriai skanu. Dabar reikia man arbatytės atsigerti, tai biškė ate. Tai čia jau einu iš valgyklos, jau pavalgėm ir tada vat, jau pamoka istorijos. Dabar einam į susirinkimą dėl egzaminų pasirašyti ir po to eisim į biblioteką, pasimti knygų, nes reikia knygą skaityti ir tada toliau vėl pamokos būna ir panašiai. Truputį pamiršau filmuoti. Šiandien mūsų meniu yra saldžiarūgštė vištiena. Visas valgom, jau čia realiai likučiai. Labai skani, labai gardi. Turėsim eiti į pragarą, bet tenais tos duris, bet labai nenorim visi. Anksčiau paleidau iš pamokos, tai greit rengiuosi ir bėgu jau tik. Laukia tai šiaip truputį šaltok. Kas yra, Dyma? Ką? Dabar biškį laukia šalta, tai stovėjom mokyklai, laukiam, kada man į autobusą. Ir dabar važiuosiu namo. Pasitinka mane dabar visi šuniukai. Ojei, labas! Aš dabar kokių gerų porą valandų, kokias 3 valandas tiesiog grįžus namo mamai padėjau. Truputį pailsėjau dar, padėjau gaminti mamai valgyti, tai pavalgiau ir dabar reikia kažkaip prisiversti eiti, daryti pamokas ir mokintis, nes žiauriai daug pamokų ir tiesiog dėl to, kad žinau, kad yra daug pamokų, dėl to žiauriai nenoriu jų daryti. Tai einu daryti pamokas ir dabar praeis kiek valandų yra ir tada susitiksim greičiausiai, kai baigsiu daryti pamokas. Tai bus labai vėlai. Pasitengsiu greičiau baigti, bet jau taip nebus, nes aš to pačiu, kai darysiu pamokas, įsijungsiu serialą žiūrėti. Mane tai kažkodėl motyvuoja labiau daryti, eiti pamokas, tai taip sugalvojau, taip darysiu dabar. Tai nežinau, kada baigsiu. Dar dėl to nenorėjau daryti pamokų, nes žiauriai šalta namuose, nors ir pasikūrenom pečių, vis tiek dar nesušilo namai, net mano nosis raudona, tiek man šalta. Tai nesinorėjo eiti daryti pamokų ir išeiti savo kambarį, nes ten šilčiau, bet arbatytė kažkaip dar privilioja šiek tiek. Ragauju draugės dovanotą arbatą. Pirmą kartą ragauju. Čia yra kaktusų skonio, šiek tiek karamelės dar yra, tai šiaip žiauriai skani arbata. Ir man realiai, žiauriai gera dovana yra, kai man padovanoja arbatos, nes žiauriai mėgstu gerti arbatą. Ir dabar nusipirkau 2 litrų arbatinuko talpos, į kurį tiesiog žolelės piluosi, nes man labiau patinka žolelės, o ne iš pakelio arbata, paprasta. Tai dėl to žiauriai džiaugiuosi, nes kaip tik išgėriau savo labai skanę arbatą vieną. Ir galvoju, tik noriu arbatos ir neturiu, tai prisiminiau, kad man padovanoja tą arbatą, nes turėjau prieš tai dar užsipirkus, tai nenaudojau. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad man padovanojo arbatos. Tai kaip matot, pagal laiką, kada baigiau daryti namų darbus, tai kaip ir sakiau, realiai, kad baigsiu vėlai, tai jau dabar beveik 11 valandų. Ir kaip matot, išplauta galva esu, nes pasidariau pertrauką nuo pamokų šiek tiek ir jau plaut galvą. O dabar noriu su atsisveikinti ir ačiū, kad žiūrėjot ir ate, iki kitų vlogų.